Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Sveiki, savaitė po savaitės taip ir bėga dienos. Nejusime, kaip visas gyvenimas pro šalį prabėgs. Žiūrėk, tik spėk pasakyti jam sveikas. Ruošdamasis laidai, klaidžiu internetinėje erdvėje ir sutikau straipsnį apie tylą. Ir apie tai, kiek tyla žmogaus gyvenime įtakoja jo trukmę. Per didelis triukšmas veikia centrinę nervų, širdies, kraujagyslių sistemas. Labai ženkliai įtakoja psichinę žmonių savijautą, darbingumą. Didžiausias vaistas nuo triukšmo – tyla. Ypač gyvos gamtos tyla, kuri niekados nebūna negyva ir yra nepakeičiamas žmogaus sveikatos šaltinis. Medžiotojai daug laiko praleidžia gyvoje gamtos tyloje. Gamtos garsai prilyginami tylai, netgi baubiantis elnias nedrasko natūralios tylos, o tik papuošia ją. Šiandien laidoje apie tauriuosius elnius ir ne tik. Tauro rago laidoje vasaros konkurso nugalėtojai bei viskas apie elnius. Visą vasarą jūs siuntėte sentencijas apie gamtą, gyvūnus, medžioklę. Kągi, konkursas baigėsi. Jūs išrinkote vertus pažadėtų prizų. Vyksime tų prizų atsiimti pas tautodalininką, gabų ir kūrybingą žmogų Vidą Sakalauską į Žagarę. Žagarėje gyvenantis Vidas Sakalauskas yra reto amato atstovas. Vyras baldus šviestuvus ir kitokias interjero detalės gamina iš ragų. Elnių, briedžių ar danielių ragais puošti dirbiniai džiugina ne tik lietuvius, daug jų pasklidę ir po pasaulį. Noras skatinti Lietuvos medžiotojų erudiciją paskatino Vidą surengti konkursą laidoje Tauro ragas. Žiūrovai visą vasarą siuntė sentencijas apie gamtą, gyvūnus, medžioklę, medžiotojus. Internetinėje erdvėje vyko balsavimas už įdomiausią negirdėtą ar šmaikštų posakį. Kartu su rugsėjo pradžia konkursas baigėsi. Susumuoti rezultatai, išaiškinti nugalėtojai. Prizus konkurso nugalėtojams įsteigė tautodalininkas Vidas Sakalauskas. Prizai tai įvairūs rankų darbo kūriniai, puošti elnio, briedžio, danielių ragais. Taip, dirbo eiguliu, kadangi profesija tokia, kad miškė, tai nenori vis tiek eini randi ten tą ragą. Bet man nesisekdavo, aš daug jų nerasdavau. Kaip tu sugalvojai tą dalyką pradėti ir kaip tau sekėsi? Ne, iš pradžių susipažinau su tokiu žmogu iš Ukmergės, tokiu Markausku. Ir jis ragus pirkdavo, nes jis darė baldus. Tai jis čia senas nuo rusų laikais. Nu tai va, ir ką žinau, jau iš pradžių pradavinėjau tos baldus. Nu kaip pradavinėjau, padėdavau ten draugam, kam, vis tiek, kaip pas mus yra prirodai, žinai. Nu tai va, paskui kažkaip tai pabandyti, ką nors, pasižiūri vis tiek ten tą vieną, tą jau kokį ten darbą, pavyzdžiui, pagalvoju, kažkaip kitaip galėtų, vis vien, taigi kiekvienas žmogus vis kitaip mato. Ir po truputį pradėjau. Pirmiausiai Vidą pažįstu kaip geros dūšios ir nuoširdų žmogų, o antra, mūsų pažintis tęsiasi ir dėkingas jam, kad jis garsina Žagarės kraštą, gamindamas tokius unikalius baldus, ne tik baldus, bet ir kitus gaminius iš sakykime, natūralių medžiagų. Tai ačiū Vidui už tai, kad jisai yra čia ir tikimės, kad jisai gyvuos ir plės savo veiklą. Tai jo, dėkui. Jeigu jums patiks, tai būtent plėš, nes patys matėm, buvo iš Brazilijos ir iš Meksikos lankyti, kad jiems labai patiko. Vienu žodžiu, geografija plečiasi, gal ir jūs dalyvaus konkurse. Apie savo brangiausią ir artimiausią žmogų visada yra labai sunku šnekėti, bet tik tai tiek galiu pasakyti, kad jisai dirba labai kruopščiai, labai nuoširdžiai, įdeda tikrai labai daug meilės į savo dirbinius ir... Su jūsų pagalba. Tiesiog nežinau, aš labai noriu palinkėti jam sėkmės ir kad nepritrūktų to kūrybinės ugnelės. Dėkui labai. Tai tikrai, kad su meile padaryti viskas ir tos ugnelės kaip ir man netrūksta. Ką aš noriu palinkėti Videliui? Noriu palinkėti svarbiausiai tos sveikatos. Jeigu bus sveikatos, tai bus tada ir
kūrybinės suknelės, kiek tų darbų galėsi padaryti. O jeigu sveikata pradėtų šlubuoti, tada jau sunku būtų, nors ir dabar sunku. Nu, va, ir jinai kantrybės, nes vis tiek važinėtis su reikia, ir padėti reikia, tarp kitko, ir vienai tenka daug pabūt namuose. Taip kad sėkmės tau. Ačiū. Dėkui. Čia kaip mano gimtadienis gavosi. Vilniaus ginklai skelbia akciją. Naujiems medžiotojams tvirtas, patikimas ir ilgaamžis iš 27M kainavęs 536 eurus. Dabar tik 400 eurų. O dėklą ir diržą dovanojame mes. Visų pirma, labai ačiū Vidui už tokią gražią iniciatyvą, kuri garsina ne tik jo darbus, bet kartu garsina ir Žagarės regioninį parką. Kodėl? Kadangi jo darbai yra atžymėti saugomos teritorijos produkto ženklu. Tai yra mūsų draugas, mūsų regioninio parko direkcijos savanoris, kurie kartu su Ina visą vasarą savaitgaliais dirbo čia, kad galėtų priimti visuomenę, kiek galima daugiau. Taip, kad mes tikrai be galo esame tau dėkingi ir žinoma, kad tie projektai, bendri kažkokie projektai toliau plėstųsi ir mes tik tai tuo džiaugsimės. Sėkmės tau. Va aš jums dėkingas. Ką toliau galėtumčiau? Mums didelė garbė, kad žymus tautodailininkas Vidas Sakalauskas gyvena ir kuria Žagarėje. Labai glaudžiai bendradarbiaujam, yra kaip regioninio parko savanoris, daug mums padeda savo darbais. Ir tikrai manau, kad daro įspūdingus darbus, įspūdingus kūrinius iš tų turtų, kuriuos palieka miškuose elniai, briedžiai ir kiti žvėrės. Tai manau, kad kaip ir antras gyvenimas yra trofėjams suteikiamas, jo pagalba, jo kūryba. Ir beliekam palinkėti jam daug sėkmės ir gerų klientų. Rugsėjo 7 Žagarės dvare vyko konkurso finalas – prizų įteikimas. Nedidelėje gražioje dvaro salėje susirinko tautodailininko artimieji ir kiti norintys susipažinti su jo darbais. Visai netikėtai Vidas sulaukė svečių iš Meksikos. Moterys keliaudamos po Lietuvą užsuko į Žagarės dvarą. Tokius dirbinius jos matė pirmą kartą ir norėjo įsigyti suvenyrus. Deja, meistras nebuvo tokiam netikėtumui pasiruošęs. Konkursas vyko vasaros sezono metu, gal todėl žiūrovai nebuvo tokie aktyvūs, kaip tikėjomės. Bet konkursas įvyko. Tauro rago laidos internetinėje svetainėje vyko balsavimas už geriausias sentencijas. Žiūrovų nuomonė buvo tokia. 3 vieta ir stalinė lempa atiteko Kristinai iš Panevėžio už Afrikos genčių pasakėčią. O pasakėčia skamba taip. Kiekvieną rytą Afrikoje pabunda gazelė. Ji žino, jog turi bėgti greičiau nei bet kuris vikriausias liūtas, nes priešingų atveju jai gresia mirtis. Kiekvieną rytą Afrikoje nubunda liūtas. Jis žino, kad turi pavyti bent jau lėčiausią gazelę, kitaip mirs iš bado. Visai nesvarbu, ar tu šiame gyvenime esi liūtas ar gazelė, kai tik pateka saulė, geriau pradėk bėgti. Žmonės tokie trapūs ir bejėgiai tiek prieš gamtos jėgas bei dėsnius, tiek prieš lekiantį laiką. Tiek prieš mūsų sukūrusią civilizaciją, kiek bejėgė prieš likimą mūsų akise yra vienadienė plaštakė, vystantis gėlės žiedas, lūžtantis nuo audros medis ar vėjo nešamas į nežinę pienės pūkelis. Antra vieta ir nuostabus taurių rinkinys atiteko Mariui Rakauskui už sentenciją Medžioklė amžina, keičiasi tik varymų kvartalai. Ir pirmoji vieta, už kurią Vidas Sakalauskas dovanojo karališką sostą, atiteko Žilvinui Jūrui už sentenciją Posakė.
ne visi yra tie mėdėjai, kurie kumpasės triūbas nešioja. Sveikiname nugalėtojus, dėkojame visiems dalyvavusiems konkurse. Ši Vido Sakalausko mintis organizuoti tokį konkursą mums patiko, todėl konkursas tęsiasi ir toliau. Lauksime naujų laiškų, naujų sentencijų, naujų konkurso dalyvių. Po šventės Vidas pažadėjo kurti naujus darbus, kuriuos pamatysime laidose ir kurie taps prizais konkurso nugalėtojams. Smulkesnį informaciją paskelbsime vėliau, o prizus galite atsimti per 14 dienų. Laidos pradžioje užsiminiau apie baubantį elnią. Po mūsų miškus braidantis elnias vadinamas tauriuoju. Kodėl jis taurusis? Kodėl, pavyzdžiui, nepavadino jo kilminguoju? Ar dar kitaip? Pabandysime papasakoti viską, beveik viską, ką sugebėjome sužinoti patys apie elnius. Jų gyvenimą, apie elnių medžioklę. Elniai yra kilę iš porakanopių žinduolių šeimos grupės. Šie gyvūnai yra proporcingi, ilgomis, lieknomis kojomis. Daugelis elnių šeimos gyvūnų yra prisitaikę gyventi tinkamiausiomis sąlygomis. Išliko nedaug tepasikeitę. Prieš maždaug 20-30 milijonų metų, kai žemę dengė drėgni atogrąžų miškai, tikrų elnių dar nebuvo. Tais laikais gyvendama panašiomis klimato sąlygomis, Afrikos ir Azijos atogrąžų miškuose išliko elniukų šeima. Tikri elniniai žvėrys, kasmet metantis ir auginantis naujus ragus, pasirodė prieš 10-15 milijonų metų. Klimatui sausėjant formavosi atviri plotai, apaugę vešlia žolinė augalija. Tokia aplinka buvo palankesnė išlikti didesniems žvėrims, iš tolo pastebintiems pavojų, gebantiems greitai pabėgti nuo plėšrūnų. Prisitaikant gyventi atviruose plotuose, svarbi savybė buvo kiek galima iš toliau pajusti pavojų, ilgai ir ištvermingai bėgti. Todėl ilgėjo galvos priekinė dalis, kad nosies ertmėje tilptų kuo daugiau kvapo receptorių. Akys prisitaikė stebėti horizontą, tobulai fiksuodamos net mažiausią judesį. Kojų ilgis tapo beveik vienodas, sudarantis galimybę ne tik šuoliuoti, bet ir ilgas distancijas bėgti greitai iš čia. Gerbiami tryški medžiotojai, būrelio medžiotojai, gerbiami svečiai. Šįryt susirinkom tokie rytmetiniai medžiokliai. Ir pabandysim, sulaukti elnių, patiną, turim licenciją. Tikslas išgirsti jo balsą ir tikslas sumedžioti. O kai pasiseks, matysim po medžioklės, pasidžiaugsim. Vienu žodžiu, dabar mes kaip tik ir važiuojam į medžioklės plotus. Iš ryto jau apvažiavo žvalgai ir girdėjo keliose vietose ir bendrai čia kaip tik ir renkasi elniai rujuoti. Susirenkam ginklus, davai mes pabučiuokim šovinį, gal bus laimingas ir atnešim laimę sumedžioti tą elnį. Būtinai reikia turėti stovą, nes einant tai yra būtina. Gerai. Manoma, kad pagrindinė elninių žvėrių protėvynė buvo Azijos žemyno centre, kuris tuomet nebuvo net panašus į dabartinės dykumas. Šiandieninių tikrųjų elnių šeimos protėviai pasirodė prieš maždaug 2-3 milijonus metų. Pirmieji tauriojo elnio formos radiniai pasirodė maždaug milijono metų senumo iškasenose. Seniausi radiniai dar neturėjusių karūnų tipo ragai. Vėliau formavosi jau šiuolaikinės karūnos. Įdomu tai, kad
pradžioje buvo itin galingos tarpinės šakos. Šiandieninių tamsiųjų tauriųjų elnių ragai gali turėti šias šakas, bet gali ir neturėti. Dažnai jos išauga tik vyresnio amžiaus elniams. Tai rodo, kad ši žvėrių rūšis yra itin plastiška, sparčiai besivystanti ir yra aktyviai reaguojanti į gyvenimo sąlygų pakitimus. Kaip tik plastiškumo dėka taurusis elnias išsilaikė Europos žemyne per visus ledynmečio laikotarpius. Klimatui atšylant, ledynams traukiantis, plisdavo iš pietų į šiaurę, ledynams užslenkant, vėl grįždavo atgal. Kita vertus, ledynmetis sudarė sąlygas gyvūnijos migracijoms, nes nukritus vandenyno lygiui atsirado sausumos tiltas tarp Azijos ir Amerikos. Tikriausiai tada taurieji elniai primityvesnės formos ragais persikėlė į Amerikos žemyną. Kai beveik visą Europos žemyną užklojo ledas, tik pietuose liko 100–400 km pločio šaltos stepių ruožas. Daugelis žvėrių išnyko. Pavyzdžiui, danieliai pasitraukė į pietryčius, muflonai tai išliko Viduržemio jūros salose. Taurieji elniai sėkmingai išliko, prisitaikė gyventi besiformuojančiuose retmiškiuose. Bandysime tyliai čia. Kita kelio nėra. Girdime elnio balsą. Labai netoli, bet dar tamžu ir baisu išbaidyti patelės. Eisime labai palengva ir vis palaukdami, kad išgirdėję jo balsą eisime būtent į tą kryptį. Pasirinkom gal ir patį kvailiausią kelią. Atsisėsti paukštelį, nes jau šventė ir girdėjom netoli elnias ir į tą pusę. Sulaukti jo. Užėdėm. Pamatysi. O jeigu ką sakys, aš telefoną palikau mašinų. A tu ar telefoną pasiėmęs? Buvo šalma, biški buvo, matai. Dabar bandom eit, mes girtim prie kelnį, išlipom iš paukštelę, bet ar pasiseks prieit ar ne? Sunku pasakyti, žemė, pašalo žalė traška ir vėjas labai nepalankus, bet elnias yra žalė. Aikštelės neišėjo pas mus aplinkui sukus. Tai vienas, tai kitas, apie 5 elnius. Šiuo metu tai mum kelio užtuoja mišką. Tai būtų kaip ir galima, bet kaip matot visur labai tanku. Ir tyliai prieit mum tikrai nepavyks. Bandysime eit gal aplinkui kitais keliais, bet jau šventa ir šansų, kad sumedžiosime elnią šiandien, kaip ir prieš tai kelias dienas. Vis mažėja. Oras šiandien nuostabus oras. Ir nei vėjo. Nors gal blogai, kad vėjo nėra, nes jeigu vėjas elniai netaip kirti, bet antra ir mes juos blogiau kirtim. Kada vėjas yra
galim pasirinkti kryptį, užeiti iš priekio ar dar kažką. Tai šiuo metu mes neturim pasirinkimų, tik tai eiti į elnio balsą. O šiandien buvo labai nepalanku, nes ir vėjas jų pusė. Mes buvom dėję iki elnio gal kokį 300 metrų. Bet ar jis mus pajuto, ar jis išgirdo kitą elnį, nes jis pasitraukė. Pasitraukė ir mums nepasisekė prieiti. Bet po to prieš rytą jis vėl grįžinėjo į tą pusę ir šiuo metu jis kažkur tai čia yra. Nors dabar tylu. Nieko mes dabar negirdim. Gal ir vėl pasakyti. Bet ir vėl, kaip sakiau. Va. Jis čia netoli yra. Bet mums reikėjo eiti šansų jokių. Ne, jis stovėjo arčiau. Bet dabar jis arčiau stovėjo, dabar jis pasitraukė dar toliau. Arba jis mus išgirdo. Taigi mes prie jo prieiti šansų neturim. Ką čia padaryti? Kalė, gerą optiką irgi nusijėm, viską. Ne, aš piemenį tokį. O šiaip balsai kelias rūšių skirstami, kiek yra balsų? Tų balsų yra daug rūšių, yra jaunas elnias, ieškantis, brandus elnias su patelėm, brandus elnias ieškantis, brandus elnias kviečiantis į kovą, po rujos pavargęs elnias, tų variacijų yra daug įvairiausių. Tai gerai, bet tai medžiotojai norėtų. Tai brandus elnias su haremu. Tai kaip įdomu, kaip skiriasi gerai, o dabar... Tas kosėjimas elnias atlieka bėgdamas aplink haremą, suvarinėdamas pateles. Vienu žodžiu jas laikydamas krūvą. Medžiotojai turėtų tą žinoti. Gerai, o dabar tai čia, o kviečia į kovą. Nu, kodėl dabar turi kviesti kovą? Nu, tai jam ir bakovos, jeigu turi haremą, jam ir bakovos gerai yra. Tai kviečia kovą. Jeigu ateina į jo teritoriją, daleiskim, jaunesnis elnias ar kitas elnias, tai automatiškai vyksta kvietimas į kovą, kad, Bet tai kviečia tasai, kad ateina, ar aš taip įsivaizduoju? Gamtoje būna įvairiai, bet jeigu medžiojant ir einant prie elnio, tai reikia išlaukti, kol jis tave pakviečia į kovą. Nes kitu atveju, jeigu jis jau turi haremą, kam jiems su jam kovoti, jis paprasčiausiai paima, nukreipia pateles ir nueina su jam. Aš apie tai ir sakau. Gamta mūsų namai, į kuriuos sugrįžti norisi vėl ir vėl. Namai – tai vieta, kur tau gera, kur viešpatauja tyla ir ramybė. Žmogui būtina šalis, kurios vardas tyla. Išsaugoti tylą vadinasi prailginti žmogaus gyvenimą. Būkite sveiki ir gyvenkite ilgai, o mes susitiksime tik po savaitės. Tai plauko jums, tai tauko. Iki.